Jokių staigių judesių. Bet koks staigus judesys bus panaudotas kaip grėsmė visuomeniai. Keli rankas, susilaikysiu aš tave. Per prievartą. Nesipriešink. Gerai, būsiu komisaras Nupas Escobar. Gavome ką tik iškvietimą, kad uždegalinis galimai vyksta pristatymas. Jūs pasibėręs vietoje, turite samišką draustiną, neleisime, ką neturėtume turėti. Vieta jau. Tai čia tėvo. Tėvas davė man. Tėvo mašina. Jo. Tėvo vardas pavardė. Jam nuo to nieko nesitiks. Tai visiškai konfidencialu čia. Jūs daugiau jau nepradėkit graibyti ir panašiai. Mes tavęs tik negraibam. Ramsis. Karosas, Eimantas Karosas, kažkur girdėtas. Na, pasakok jūsų ryšį. Ta prasme ryšį. Na, kaip jūs jį pažįstate, kaip jūs kada su juo bendraujate, paskutinį, pavyzdžiui, kartą. Paskutinį kartą, kada šiandien turbūt bendravom. Na ir kokiais tikslais? Kaip ir darbo tikslais. Tai papasakokite savo darbo tikslą. Turime legalų verslą, turime maisto tiekimą, kaip jau minėjau, gaminam, išvežiojam siuntas lenkams. Kodėl čia taip klausinėt? Jūs šiandieną buvote, gal jam transportą paskolinę? Taip, buvom, audžiu. Kodėl neminėjote tai? Taip, dirba, tai duoda transportą, nes... Buvo sulaikytas Eimantas Karosas, jūsų transporto priemonė įvykio vietoje, kur pristatinėjami buvo narkotikų siuntos. O ką jisai prie savęs turėjo? Galimai, nelegali valiuta ir siuntos, kuriuose yra narkotinės medžiagos. Ta prasme. Na, ta prasme, žinai, čia nereikia vaidinti nustebusi arba durna. Ne, tai gerai, o tai aš nieko apie tai nežinau. Aš nemanau, kad mano darbuotojai galėtų užsimti dar per šoną. Gal jūs jį pasiuntėte narkotikų siunti, mes nežinom. Ne, aš, kaip sakoma, aš tokiais dalykais... Kaip sakoma? Aš niekada tokiais dalykais nesu blogais užsiėmęs. Aš geras pilietis, doras, turim savo legalų... Aurimas Escobar irgi dirba jums ten, ne? Ne. Ne. Dabar biški... Tai gerai, tai mano... Biški taškai susideda. Kokie taškai? Taškai jūsų. Ne, baikit. Čia jūsų darbuotojai. Vienas šiandien pagautas... Šiandien antras pagautas vėl. Kas vyksta? Visi, kaip sakant, pažįsta tave? Su daugom yra tekę susidurti. Nuo tų klausimų, tiek kitų klausimų. Tai... Kas dabar įvyks? Jūs norite gal su juo pakalbėti? O kur jisai pats? Na, kitoj kamerai. Gerai, tada palaukit. Aš kalbėsiu su juo gerai, bet be aplinkinių žmonių. Visiškai ne. Kodėl ne? Tada skambinam Sauliui, gerai? Ne, tai viskas tvarkau. Jeigu jūs neleidžiat man asmeniškai su juo pasišnekėti, tada pasišnekėti. Jūs net ne advokatas. Jūs dabar esate apklausiamasis. Dėl to ir norime jūs vienas su kitus susivesti. Bet aš apie ką kalbu? Jeigu jūs man norit, kad aš su juo pasikalbėčiau... Aš tai nenoriu. Aš klausiu, ar tu nori. Aš tai noriu. Bet jeigu jūs man tą leisit, aš kalbėsiu kartu dar ir su advokatu. Gerai? Na, ta prasme, jūs nesate niekom kaltinamas, kad jums reikėtų advokato. Aha, bet tai mano darbuotojas kaltinamas, ne? Na taip. O jūs įstikinot, iš kur gal jisai rado? Jis gal nevežė. Jis prisipažino, iš Vasės gavo. Apie tai nieko neturiu bendro, nes žmogui buvo duota mašinai išvežioti maistą. Luktelkite čia. Nu? Nu? Paimsiu už parankės aš tave. O, Eimantai. Nu? Labas. Labas. Nu, kaip išsilaikęs, kaip verslas? Neblogai. Aš čia kaip naujas galvoju nuleiksiu kitas Vasės, kas ten vyks. O kas tas Vasė klausyk? Tu turbūt nežinai, kas ten yra, ne? Ir galvoju, kad ten tiesiog maistą pristatyti. Nu, tai yra pareigūnai. Dabar žiūrėkit. Nu, jų žmonės, aš žmonės, ne? Nu. Aš žmogus. Galim, tarkim, su jumis dviesi mes pasikalbėti. Su jumis pareigūnų, kuris su kaip praeit, gerai? Nu. Gerai, tada kolega, ateikit čia, prižiūrėkit šitą. Dabar tokia situacija. Nu, patys supranta mane,
nei mes čia šakojamės, nei ką. Bandom kažkaip sutarti gražiuoju, nu, kad žmogus nebūtų ten kažkokio įrašo, nebūtų kažkokių būdų. Viską žinojote, atrodo. Ne. Tai va, jeigu jums atrodo, tai jums reikia žegnuoti. Tai va. Nes jūs man mašinį pardūrėt. Aš nesupratau. Tu viską supranti, bet tu vaidini, kad tu žvengi, nu. Aš tai žodžiai suprantu visus. Pareigūnai, dabar žiūrėkit. Mes susitiksim dar. Mes? Aš ir tu. Aha. Įdomu, kokį klausimą. Tai viskas bus susiekta. Gerai, kaip sakant, tada galite eiti. Gerai. Žiūrėk, laikyk tvirtą, nepames muilo. Nešjaučiau. Gali praeiti. Dadėjai padangų. Lim dabar čia, karočią. Pristabdėjai. Viskas keliu. Pasiema ginklą, pasiema ginklą. Kitoj mašinai tas įkaitas. Nėra. Ginklas. Mes ginklas. O, ginklas iš mašinos. Taikas, iš to. Šaudo gal, nušovė vieną žmogų. Kalbės orai to. Pasienk. Nežinau, to batio, kurva, nelabai matau, dar akis čia taip spindė, man čia viskas dar, taip greitai su įvyko. Jo. Gal paskausmas ar vis? Girdė. Manau. Mano atėjo šitas, tu gerai pasakys. Įkaitą paim kokį. Jo. Pala, pala. Sakyk, įkaitą turėjai, kuris pramiga. Klausti kažko? Dokumentą savo pateikot. Nu, girdžiu, nu. Daug kolegai davėsi. Sakė įkaitas. Bet dabar man duok. Aš vyku gaudyti kito tavo kolegos. Matai, jau net kažkokias netiesas šneka. Kas čia yra? Ką jam paaiškinti ir ją? Nieko, jį tiesiog reikia sudinti ir jis net neturi žodžio, nes jisai melagis visiškas. Na, kaip čia pasakyti, utelė. Nu, už tą badarą, tai žinau, kad sakysi. Lauksim. Ką? Utelė, lėtadinėsim. Tu pažiūrėk, jisai kaip to atrodo. Nesuprantu. Ko tu nesupranti? Paaiškink viską iš nuojo dabar vėl. Tu bukas ar tu durnius? Ar tu snupito jam viską supilėt? Dar nepilnai aš čia dabar. Ne, tai viskas gerai, tai svarbu įpis, kad... Jo, einu, aš tada užpildysiu jam. Laišė dar pabazarina gribukas. Nu, tai einam pasišnekėti. Nu, tai aš iš tavęs sakiau, aš nutaikiau įkaitą ginklą. Su dviem mašinam buvo ją, taip. O įkaitas mašinai. Įkaitas buvo mašinai su vairuotoju. Ir įkaitas sėdėjo ant galinės sėdynės. Už vairuotoją. Tai gal pririštas buvo, ne? Nebuvo, dėkui. Ne, nieko nesakė apie tai. Ištraukti. Nu, labai pririšęs. Buvom prisegęs ir buvo esmė. Fašistas. Ir kas? Fašistas. Šitais laikais galima tokį. Kas mane gali? Mane tik Dievas gali teisti. Geras laikas. Gali trenkti mažai būna, aš galiu mašinai užsidegti, taip, jeigu Dievas girdi ir jam nepatinka, kad aš tave nygeriu. O kurva, ugnis! Sveiki. Sveikas. Kur randėsi? Aš kur randuosi? O kas čia skambina? Na, pabandykite atspėti iš 3 raidžių. Nu, iš 3 kartų turiu. Neįsivaizduoju, geriau kokią užuominą duokit. Tavo geriausias draugas. Aurimas Eskobaras. Aha, Aurimai malonu. Ne, tai užeikite, nesidrovėkite. Na, tai visi galime eiti.
Nu, žiūrėkit visi. Ta prasme, kaip tu nori, su kuo tu čia esi, faktas. Žiūrėkit. Gerai, gerai. Laikas ne problema. Nes čia po vieną, ta prasme, vis tiek visų 4 dabar neįleisiu, aš nėra tiek klausamų kambarių, žinot. Gerai, karočią, Hebra, davai, tada aš einu, žiūrėsiu. Aš einu su tavim, ką? Tavo reikalai, mano reikalai. Automobilis sustojo, ties Kauno grūdais, tai patikrai. Litanija pareiga Jūs rašyti. turite tiksliai aiškiai aprašyti visą situaciją su visom detalėm, o mes viską nežinom, tai prašom patys parašyti pareiškimą. Taigi mes jums ką tik pasakėm. Tai mes jau ką tik viską pasakėm. Parašai su visom Nu, tai detalėm palauk. jūsų žodžiais, o ne mūsų parašyta, perpasata Junkit ir panašiai. diktofonus ir rašykit, Jo, jo, jo. kompiuterį. Prašom parašyti pareiškimą, jeigu nenorit, galit nerašyti, bet visa atsakomybė tada teks jums. Eik tu šik, blėt. Ir kur jis eina, nu kur jis eina? Išeina. Lyg pralangėlį, Ne, šiai. tai kad čia žiūri nesąmonę. Nusiramink, Ramzi, taigi. Tai kad čia Ne, nesąmonė. šiai pareigūnai, kai turi Niekada užsirašyti, tokių ką mes šūdų. pasakoja mane. Kur jis man kai ištraukė, sako, pildyk. Nesirink. Bet pasirašyti Žiūrėk, turi yra man pareiškima, įsikibai, forma. Tegul jinai pizdu, aš kantrybės su nebeturiu, blėt. Išpiskit jūs ją greičiau, kurva, kai pastuotų, blėt, 9 kartus, nahui. Žioptvai, mat. Aš jau su juo. Tu į garažą pastatei. Nu, vat negali tai būti. Aš, nu, nesu Ar cigaretę? pareigūnas. Medicina praėjęs, sveikatas turiu. Pastovės, čia nerūkama viduje. Da, cigaretė nepizas proda. Čia jūs teigiat, jūs galvojat. Nu, aš Ne, sakau, tai ir gali būti, ir negali irgi būti. nešiukšlė, Kaip tu kad manai? ne jos Negali neieškoti. būti. Aš neradau automobilį prie parduotuvės. Visa informacija tokia. Aš dar- Tai vat, O aš sugebėtum dar- parašyti, tai Aš dar man siūliau, kad būtų mano žmona. Fu, blėt, ant to žmonos, na. Nu, pas. Tiek virtuvėj, blėt, dirbti. Nu, pareigūnas. Norime išsiaiškinti, ar tai pavogė, ar tai jūs Pavogė, buvote pavogė. Ne, vairuotojas. žinok, Tai- nepavogė, aš jis teigiu, kad skraidina, na, pavogė. į Afriką, blėt, pas bulius vairuoti. Aš teigiu, kad pavogė. Gerai, jūs taip teigiate, bet, Nu, sakant, nu, kad- jeigu Bet nenorite, pareiškimą pildyti jo, nenorit. tokia prabangi Nes mašina. niekada nepildydavau ant tavo tų lapelių. Tu juos Nu, va iššiknos dabar susikišk ir pildys pati tą savo lapelį. rašyk tos lapelius, blėt. Nu, tai gerai. Aš Tu galvoji, nesiruošiu tą į lapelę tą mum pamoką. užteks? Pareiškimo nėra. Čia mūsų, Kas žinok, nėra? mes jau ant tiek Gerai, aš jums galiu parašytume, kad užrašinėt grindis visą būtų. paduot. Pat automobilio. Ką jūs čia Bet- kažkokius lapelius? Ką jūs Žiūrėk, čia? Pareiškimo neparašo. Žiūrėk, ar nebus ta pats pareigūnai, blėt, nupizdė. Rimtai, va, gal jūs čia atlyginimą, na. vagėt automobilius? Taip, taip, Korumpuoti, blėt. taip, taip, taip. Nusiraminkite, bosas. Koks tu bosas, jeigu tu negali bosauti normaliai. O Gėda, kurva pavardė ūsas neša tylėk, kartais. blėt. Nes Gėda, toj nuskūsti pavardė būsi neša. Hitleris. Ką tu dar sakai čia? Nepys proto žmonykė, naku, nes grįž namo, taip pat kaposi, kad atsiminsi visam laikui. Kas dar du, naku? Žinai, kurie taip labiausiai reikia, kad gali atpumpuoti, dažniausiai yra mažabirkiai gyvuliai. Nu, blėt, va dabar žiūrėk, naku. Matai, protriuskus galas net išlindys, apie ką tu kalbi, blėt. Tai sudžiūvęs tipo? Susitraukęs nuo šalčio, tu nenorėk, kad atsistotų, tai čia, žinok, išneš ir tavo galvą per grotas. Neturiu. Nusiramink dabar. Ką jūs nusiramintų, žinai, kiek kainuoja tas mirstis, važiuokit dirbti, ieškokit, blėt. Protokolas, bėgimą nuo policijos pareigūno. Už ką? Kartą Kokie pasikartojus. bėgimai? Tu nebejuokauk. Ta B kategorijos. Tai palauk, tu už ką tu pildai? O tu mane prie vairo pagavai. Taip, pareiškimą pildyti atsisakant. Ką vėl taip, sakysit, nepagautas nevagis, Aš tai ane? noriu pasakyti, su B kategorija dabar. Pagavo 2,5 tonus į testerį. Ką jūs čia svarsta dabar? Ant svarstyklių reiškia. Iki 3,5 tonos, jūs teoriją gal pasikartokit tam. Taip, nu, tai pas mane 2,5 tonos sveria. Tai gėlė. ką reiškia žodis iki 3,5 tonos? Tai reiškia, galiu važiuoti su B kategorija. Nu tai apie ką aš kalbu? Tai palauk, dar tu užbėgimą man pildai, už ką tu čia man pildai? Pagavai mane prie mašiną. Atsakomybė ne šitu. Tai palauk, tai mes dėl to ir pranešėm, kad yra pavogta, tai tu žiūrėk. Po fakto? Kas Kas po po fakto? fakto? Jau girdu Bobinės, karočią. Ne, čia man įsėjų nekliudyk. Kaltina. Tai čia kas čia? Gerai, per Tomas klausykit? bosas, aš čia dabar kita istorija, o dabar jums bus skiriama 450 litrų bauda. Už ką? Pagarbą pareigūnams. Ja, palauk, žmona, tu man ne 450 aš tau mokėsiu, o tu man grįž namo 9 susimokėsi. Ir dar prašys, kad patvatinčiau. Jo, tvarkoj. Aš žinok, tau čia lebatai šausi. Na, taip, taip, taip. Čia batai, čia batai. Taip, tai va tuoj aš jums paduosiu jūsų Nu. protokoliuką. Net nepasirašys.
Jums va atiduodu aš tau. Ačiū, pakvies tą panelę, karočią, sakė, eisi, man kavos gerti, blėt, nebėjim. Ožys, na. Tu čia mane ožį pavadinai, grybas? Kas? Ką tu čia bazarinį, kurva? Ką bazarinį? Ožys, tai kurva, tai pas tave tarp kojų, nahui, va šitas gal va draugelis, kuris primeta kažką. Čia nieks nieko nesakė apie ožį, ką tu čia dabar? Alzheimeris irgi gal. Ką vėl padarė? Tu suka, Ivana, kurva. Galim keliauti. Iš kur jūs gaunat atlyginimą? Ne iš mokesčių mokėtojų? Ne. O tai iš kur? Kokius tu mokesčius mokė, tu iš draudimą te mokė, grybas? Kas? Kaip Gerai, pilietis, praeina, parodys tą kavą. Nu davai, nu, numeriuką gal tada. Ne, nu.